Hola, hola, buenos días, buenas tardes a todos. Sveiki atvykę mano kanalą. Mano vardas Elžbieta, malonu susipažinti. Šitame kanale mes kalbame ne tik apie ispanų kalbą, bet ir apie Ispaniją. Na, o šiandienos video bus apie žodyną. Aš jums pristatysiu top 55 žodžius, pačius svarbiausius ispanų kalboje. Čia bus žodeliai iš įvairių gyvenimų sričių, dėl to bus tikrai miksas ir pasižiūrėsime, kiek iš jų jūs jau žinojote. O norėčiau pridurti dar iš pradžių, kad jeigu jums yra sunku įsiminti žodžius arba jūs dar nežinote, kaip geriau įsiminti juos, aš jums rekomenduoju, pavyzdžiui, virtuvėje arba kambaryje, ten, kur jūs praleidžiate daugiausiai laiko, priklijuoti lipdukų su tais žodžiais. Nes jūs, kai būsite, pavyzdžiui, virtuvė ir ant spintelio turėsite priklijuotus žodžius, lapukus, tai jūsų akis automatiškai taip žvilgsnis eis į tuos lapukus ir jūs taip automatiškai tą žodį skaitysite keletą kartų į dieną. Ir taip automatiškai jums tas žodis įsimins. Na, o aš tikiuosi, kad mano šitas video irgi jums padės įsiminti dar daugiau žodžių. Asmuo ispaniškai būtų la persona, moteris la mujer. Bet la mujer dar gali būti ir žmona. Vadinasi, šitas žodis la mujer turi dvi reikšmes. Kilimas la alfombra. Ir kaip matote, aš jums daiktavardžius sakau iš karto su artikeliu, nes visada žodžius reikia mokytis jau su artikeliu, kad jūs iš anksto žinotumėte, kokios giminės yra vienas arba kitas žodis. Patikėkite, jums tai palengvės gyvenimą. Berniukas arba vaikas. El niño, morka, zanahoria. Ir matote, H raidelės ispanų kalboje mes netariame nei žodžio viduryje, nei žodžio pradžioje. Pagalvė, la almohada, vėl H nesitaria. Ir pagalvė almohada tai yra ta, ant kurios mes miegame. O tos pagalvės, kurios yra ant mūsų sofų, jos yra jau, tos pagalvės pavadinimas jau yra el cojín. Dėl to, jeigu jūs turite omenyje pagalvę, ant kurios mes miegame, vadinasi la almohada, na, o jeigu pagalvė, kuri ant sofos guli, tai būtų el cojín. Katinas, el gato. Laimė, la felicidad. Agurkas, el pepino. Žuvis. Su žuvimi yra įdomu, nes jeigu jūs kalbate apie žuvį, kuri dar plaukioja, ir kurią dar tik reikia pagauti, jūs sakysite el pez. O jeigu jūs turite omenyje žuvį, kuri jau ant jūsų lėkštės arba jau ant keptuvės, tai jau bus el pescado. Galva, cabeza, kalnas, la montaña. Veidrodis, el espejo. O jeigu norim pasakyti žiūrėtis į veidrodį, būtų mirarse al espejo. Ranka, la mano. Pakrantė, la costa. Pėda, el pie. Kalva, la colina. Arklys, el caballo. Žinoma, mes dar turime žodį la yegua, bet čia būtų kumelė. Bet kai mes kalbame apskritai taip apie arklius, nesvarbu patinas, patelė, jie visi, mes naudosime vieną žodį el caballo. Širdis, el corazón. Jautiena, la ternera. Akis, los ojos. Ir kai mes kalbame, skaitome, mes sujungiame ir išeina vieną žodį. Los ojos, los ojos. Matote, aš sujungiau, nes mes, kai skaitome ir kalbame, mes turime sujungti gražiai sakinius, o ne kapoti, kaip iš pradžių mokiniai tai daro. O mes visko mokiname, nes mokiniai, kai skaito, mes jos vis pataisome, kaip taisyklingai yra skaityti. Ir mes sakome los ojos. Upė, el río. Stalas, la mesa. Vaza, el jarrón. Kėdė, la silla.
Ir dviguba L šitame žodyje yra ir mes ją turime kaip J garsą, kaip J raidelę. La šija. Bet kitose ispanakalbiuose šalyse šitos dvi raidelės gali būti tariamos ir kitaip. Staltiesė. El mantel. Čia su tilde. El mantel. Lova. La cama. Paveikslas. El cuadro. Durys. La puerta. Langas. La ventana. La ventana. Matote, la ventana. Nors mes rašome UV, taip V, bet mes tariame kaip B, nes V ir B ispanų kalboje turi tik vieną garsą. B, la ventana. Sekantis žodis yra sūris. El queso. Nuovargis. El cansancio. Ir mes turime būdvardį, kaip pasakyti aš esu pavargęs. Estoy cansado arba jeigu aš esu moteris, aš sakysiu visada estoy cansada, esu pavargusi. Baimė. El miedo. Ir baimė mes sakome, jeigu aš noriu pasakyti man baisu, aš pasakysiu tengo miedo su veiksmažodžiu tener, visas junginys. Arbata. El té. Sofa. El sofá. Namas. La casa. Gatvė. La calle. Miestas. La ciudad. Miškas. El bosque. Šalis. El país. Taip. El país. Kirtį dedame. Sala. La isla. Oro uostas. El aeropuerto. El aeropuerto. Pasitikėjimas. La confianza. Automobilis. El coche. Lotynų Amerikoje vėl šitas žodis gali turėti visai kitą formą. Pavyzdžiui, Mexiko jie sako el carro, turi omeny mašiną. O pas mus Ispanijoje el carro tai būtų parduotuvės vežimėlis. Dėl to mašina, kur vairuojame, yra el coche. Mėnulis. La luna. Ežeras. El lago. Žvaigždė. La estrella. Jūra. El mar. Grietinė. La nata fresca. Ir kas sako, kad Ispanijoje nėra grietinės? Netiesa, yra. Tiesiog jūs turite ieškoti nata fresca. Gėlė. La flor. Drugelis. La mariposa. Diena. El día. El día. Matote, vyriška giminė ir artiklis mums tai nurodo. El día. Dėl to mes ir pasisveikiname. Buenos días. O naktis yra la noche. Moteriška giminė. Dėl to ir pasisveikiname. Buenas noches. Matote, kaip svarbu žinoti, kokios giminės yra daiktavardis. Pinigai. El dinero. Ir visada vienaskaita. Bankas arba suoliukas. El banco. Padavėjas. El camarero. Verslas. El negocio. Sąskaita. Kai jums reikia išrašyti, jūs kažką perkate. La factura. Na, o jeigu restorano sąskaita, tai būtų la cuenta. Pirkinys. La compra. Čia buvo kai kurie pagrindiniai žodžiai, būdvardžiai. Tikiuosi, aš padėjau įsiminti. Galite rašyti komentaruose, kiek iš jų jūs jau žinojate, maždaug procentaliai, kiek jums jų buvo naujų. Neužmirškite uždėti man patinka ir prenumeruokite kanalą. Ačiū, kad buvote su manimi. Susitiksime greitai sekančiame video. Adios!